Tai kaip tu gali? Vyšė, na, kodėl aš įpizdavau, čiortas, na. Nu tai kad tu ant jo stumi visą laiką. Nu. Kaip aš stumiu, blė, tai jeigu jinai mane žemina, kad tu galvoji, aš gal nesakysiu, blė. Ką jinai žemina, jinai tavęs niekada Maibachas nežemintų. Va tu dabar įrodai, kad tu esi labai tūpas žmogus, na. Tu turi pats nueiti ir atsiprašyti, sustaikyti ant kelių, atsiklaus. Kiek va tokį eilėraštį, miela Giedrė, tu kaip saulės spintulėlis, aš tavo vyras Maibachas, mano vazonas būsi, kaip įvažiuos bobina tau į tarpkojį ir bus mažas Maibachiukas. Eva. Galiu aš padainuoti. Arba eilėraštį gražų, sakau, klausyk, jeigu tau reikia pasimatymą, aš tau parašyti galiu į privatų eilėraštį sukurt, gražų, jau ten be bobinų, ačiū. Be bobinų, be nieko gražų eilėraštį, ir tu jai perskaitys tą eilėraštį. Ir nuo tavęs bus eilėraštis. Va galima šitai. Miela Giedrė, aš esu Laurynas Maibachas ir labai myliu tave ir noriu tavo rankos. Jeigu girdi, tai mano širdis tavęs laukia. Mažylė tu mano. Jinai manęs nevertino. Ką nevertino, reikia eiti sustaikyti, kovoti dėl savo meilės, reikia. Nu. Seniai, jinai manęs nevertino, jinai mane paliko, įskaudino, įžeidė, negerbė. Viskas. Gerai, įskaudino, tai įskaudino, eik stenkis, nu. Girdi, o tavęs klausia komentaruose. Jeigu klausyk, dabar paklausyk. Jeigu aš su Giedre pašnekėčiau ir įkalbėčiau, kad su tavimi jinai susitiktų. Viskas prarasta, seniai, viskas prarasta, jinai padarė, ką norėjo. Nieko neprarasta, jeigu aš su Giedre pašneku. Ir... Jinai viskas sugriovė, seniai, visam. Nu tai nieko, jeigu aš jos paprašyčiau. Nu. Jos pasirinkimas buvo viskas sugriauti, ar tu girdi greitininį? Klausyk, o jeigu dabar va į laivą mes ją pakviestume. Nu. Pakvieskit kas nors Giedrė į laivą. Pašnekėti reikia man. Nu. Tai va, reikia mokėti su moterim. Tu nemoki Maibachas, nueini gėlių nupirk. Pakvieskit kas nors Giedrė į laivą po šitų. Tegu ateina. Nu. Baigi apie ją šnekėti, seniai, baigi apie ją šnekėti, žinau, tikrai, aš nenoriu grūzintis, mane paliko, mane įskaudino, mane numetė, mane... Va, Jansus, bet tu pastoviai reikia gyventi į priekį, negalvot, kas rytoj bus, ką rytoj valgysi, pomidorus ar kopūstus valgysi. Supranti, nereikia tai galvoti. Tavęs klausiu komentaruose. Tavęs klausiu komentaruose. Ką klausia? Kodėl tu, kai valgai, visas apsivaflinęs? Todėl, kad aš Maibachas tau paaiškysiu tiesiai šviesiai. Klausyk, dabar kas to nesupranta ir niekada nesupras, man Maibachas yra labai sunku valgyti. Aš dar per 3 metus nepripratau, nes aš nejaučiu žandikaulio viso savo. Na, tai va, žandikaulio viso nejaučiu. Tai va. Tavęs klausia komentaruose, tu nejauti žandikaulio, nes tai buvo atpisę per burną, ar dėl ko? Klausyk, jeigu tave buvo per burną atpisę įsigimėlį, tai tave ir pistų į šikną, nacha. Čia jiegi klausia, ne aš stalai. Davai, seniau, aš tą. Tavęs klausia, žiūrėk, pasakysiu, klausia, kada Maibachas nešiosi vietoj džinsų, pėtkelnes ir sijoną ir užsidėsi gaidžios kiauterį. Kas aš tau pydaras?